Sveiki, šiame video jums parodysiu, kaip pasigaminti štai tokią storoką apyrankę. Ji yra pagaminta iš dviejų spalvų. Viena spalva yra rožinė, kita yra su violetiniu rožiniu tokia maišyta. Ir pagrindui dar reikės vienos spalvos, tai iš vis gausis 3 spalvos. Bet šį kartą aš gaminsiu iš mėlynos spalvos, paskui tokios margos mėlynos su baltu ir trečią spalvą imsiu tokią melsvą kaip pagrindui. Ir šiai apyrankiai gaminti naudosiu 2 šakutes. Jas susidedu taip ir galite jas sutvirtinti lipnia juosta, aš sutvirtinsiu gumytėm. Sutvirtinsiu truputį viršuje ir apačioje. Štai taip. Ir dabar imu vieną mėlyną gumytę. Ją uždedu per 4 ir apsuku aštuoniukę ant kitos pusės 4. Tada dedu 2 margas gumytes. Dedu ant vienos pusės ir kitos pusės. Imu mėlynas 2, dedu ant antros. Tada 2 margas ant trečios eilutės ir 2 mėlynas ant paskutinio. Tada paimu tą gumytę, kurią uždėjau aštuoniukę, pertraukiu į centrą iš vienos pusės ir iš kitos pusės. Tada dedu vėl tą pagrindinę gumytę ir uždedu ant vienos pusės 4 eilučių. Tada dedu vėl 2 margas ten, kur yra prie margų. 2 mėlynas, vėl 2 margas ir 2 mėlynas. Ir tada imu 2, tai yra ta gumytė, kuri buvo pagalbinė, ją perkeliu į centrą ir imu 2 žemutinės gumytės ir tempiame į centrą. 1, 2, 3 ir 4. Ir taip pat iš kitos pusės. Dedame 2, 2, 2 ir 2. Dabar pagalbinę gumytę dėjau iš tos pusės, dabar dėsiu iš šitos pusės. Tai padedu per 4. Ir vėl čia yra 2 margos, 2 mėlynas, 2 margos ir 2 mėlynas. Spalvas galit pasirinkti kokias norit. Taip pat vėl pagalbinę gumytę perkeliu į centrą. Ir vėl apatinės 2 į centrą. Vėl apatinės 2 į centrą. Ir į centrą. Dabar su kita pusė taip pat. 2 į centrą. 2 į centrą.
ir į centrą. Dabar iš šitos pusės dedu vėl vieną gumytę per 4. Ir dabar šitoj pusėje yra mėlyna gumytė. Taigi imu 2 mėlynas, antra yra marga, 2 margas, vėl 2 mėlynas ir 2 margas. Vėl tą pagrindo gumytę tempiame į centrą ir vėl po 2 gumytes perkeliame į centrą. Apverčiame ir vėl po 2 į centrą. Ir štai taip formuojasi mūsų po truputėlį apyrankė. Vienoj pusėje spalvota, kitoj pusėje mėlyna. Dabar tęsime taip toliau, kol pagaminsime tam tikro ilgio apyrankę. Na štai, kai pasigaminame tam reikiamo ilgio apyrankę, dar pabaigai vienas žingsniukas. Paskutinis. Taip, vieną pusę ir kitą pusę. Ir dabar pabaigoje vidurinę antrąją eilutę keliame ant pirmojo ir apatinės gumytės 2 traukiame į centrą. Taip pat šitą nuo viduriuko dedame ant pirmojo ir apatinės gumytės į centrą. Tada paskutinį dedame ant pirmo ir paskutinės 2 gumytės į centrą. Ir lieka mums 2 gumytės. Dabar šioje pusėje tą patį. Nuo centro į vieną pusę, tada apatinės ant 2. Į centrą ir nuo antro 2 ant pirmojo ir apatinės į centrą. Ir nuo paskutinio dedame ant pirmojo ir apatinės gumytės į centrą. Dabar lieka štai taip mums ant 2. Taigi vieną perkeliu ant kito ir apatinės 2 gumytės pabėgo. Ir apatinės gumytės į centrą. Ir dabar ant šių 2 užkabinu segtuką.
Ir kitoj pusėje užkabiname tą, kuri yra gumytė atliekant. Ir štai mūsų apyrankė. Jeigu jums patiko, spauskite patinka, pasidalinkite su draugais, rašykit komentarus. Ir laukite kitų video. Iki!